Sveiki, šiandien paskaitysiu paskaitą apie kontaktinių lęšių komplikacijas. Komplikacijos dėl kontaktinių lęšių gali būti nepavojingos, greitai praeinančios arba gali būti gresiančios regėjimo praradimu, sunkios komplikacijos. Tai pavyzdžiui, mikrobinis keratitas ar įaugančios kraujagyslės į ragenos traumą gali būti sunkios komplikacijos, kurios gali pabloginti matymą. Taip pat komplikacijas galim skirstyti į ūmes ir lėtinės ir susijusias su netinkamais produktais, netinkamu nešiojimu ir prasta higiena. Komplikacijų rūšys yra mechaninės, toksinės, išdžiūvimas, hipoksinės komplikacijos, imuninės ir infekcijos. Reikia suprasti, kad kontaktinis lęšis vis tiek yra svetimkūnis ant akies ir jis gali turėti neigiamą efektą. Lengvos komplikacijos nesudėtingos sukelia tik tai nešiotojų diskomfortą arba neryškų matymą, o sunkios komplikacijos retos, tačiau gali turėti tragiškų pasekmių iki pilno matymo arba akies praradimo. Dėl to akių priežiūros specialistas turi mokėti tinkamai įvertinti, ar pacientai tinkami kontaktinių lęšių nešiotojai, profesionaliai ir kvalifikuotai parinkti konkrečiai tam pacientui tinkamiausius produktus, teisingai parinkti kontaktinius lęšius ir būtinai paaiškinti, kaip kontaktinius lęšius teisingai prižiūrėti ir kaip jam elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, pavyzdžiui, baseine arba maudantis ežere. Kodėl kyla komplikacijos dėl kontaktinių lęšių? Dėl to, kad vis tiek tai yra jau, kaip kartojusi, svetimkūnis ant akies, šiek tiek sutrinka normalia akies fiziologija, įsijungia žmogaus imuninė sistema, gali būti uždegiminis atsakas, bet to kontaktiniai lęšiai nėra 100% biosuderinimas su akies paviršiu. Dabar apie mechaninius faktorius. Tai pirmiausia, įdėjus kontaktinį lęšį, jo paviršium vokai nuolat juda, gaunamas voko spaudimas ir junginės trynimasis į lęšio paviršių. Jeigu lęšis, pavyzdžiui, blogai parinktas, per daug lęšis juda ant ragenos, nuolat dirgina limbą, galime turėti mechaninių komplikacijų, opelių toje vietoje, kur lęšis per daug juda. Taip pat nešiotojas gali, dėdamasis ar išimdamas lęšį, šiek tiek lęšio kraštą sugadinti, jį įplėšti, ar lęšio kraštas gali nutrupėti dėl to, kad nepakankamai tirpalo per naktį buvo tirpale. Toks lęšis irgi gali mechaniškai subraižyti akies paviršių, o paskui galime turėti tik erozę arba gauti uždegimą keratitą. Taip pat iš mechaninių faktorių reikia paminėti, kad jeigu ant lęšio paviršių susidaro stambios apnašos, irgi gali veikti mechaniškai voko paviršių, kai šis juda akies paviršiumi. Fiziologiniai pokyčiai, tai pirmiausia šnekame apie hipoksiją, deguonies trūkumą, tačiau hipoksijos deguonies trūkumas buvo išspręstas silikoninių kontaktinių lęšių išradimu. Tai kas nešioja silikoninius kontaktinius lęšius, hipoksijos požymių dažniausiai jau nebepastebime. Hipoksijos požymių stebime tiem, kurie vis dar nešioja hidrogelinius lęšius po daug valandų per dieną. Toliau kontaktiniai lęšiai gali paveikti ašarų plėvelę ir žmogus gali turėti sausos akies sindromą. Taip pat gali žmogus sirgti bendrinėmis organizmo ligomis, kurios irgi atsiliepia akies paviršiaus sveikatai. Pavyzdžiui, jeigu žmogus serga diabetu, tokios akies paviršius yra imlesnis infekcija. Jeigu žmogus, tarkim, turi per didelį skrandžio rūgštingumą ir nuolat naudoja skrandžio rūgštingumą mažinčius vaistus, irgi gali būti sausos akies sindromas daug ryškesnis negu kitam žmogui. Lęšio užteršimas apnašomis irgi gali sukelti komplikacijų. Dažniausios apnašos būna baltyminės arba riebalinės. Baltyminės apnašas kaupia hidrogeliniai lęšiai, o riebalinės apnašas kaupia silikono hidrogeliniai lęšiai. Apnašos gali sukelti tiek mechaninį trinimą, tiek giganto papilokonjunktivitą, tiek gali sukelti alerginius pokyčius tiems nešiotojams, kurie ilgai nešioja kontaktinius lęšius. Taip pat reikia nepamiršti, kad lęšiai nakčiai dažniausiai pamerkiami į tirpalą
jeigu tai yra multifunkcinis lęšių priežiūros tirpalas, jame yra be galo daug chemikalų, kurie irgi gali toksiškai veikti akies paviršių ir ilgainiui sukelti tam tikrus pakitimus vokų junginėse, pavyzdžiui, giganto papilo konjunktivitą. Reikia pasakyti, kad švarūs lęšiai labai retai sukelia alergiją akyje, dažniausiai alerginius pakitimus sukelia arba tirpalai, arba baltyminės apnašos. Aplinkos faktoriai irgi gali turėti tam tikrom kontaktinių lęšių komplikacijom, pavyzdžiui, dehidratacija, nuolatinis vėjas, kondicionierius, lėktuve sausas oras. Taip pat, jeigu žmogus nuolat dirba užterštame ore, pavyzdžiui, kur daug dulkių, dūmų ar smogo, visi šitie teršalai gali nusėsti lęšio paviršių ir ilgainiui gali paveikti akies paviršių. Mikroorganizmai, bakterijos, virusai, grybeliai irgi gali tragiškai paveikti kontaktinių lęšių nešiotoją ir reikia mums prisiminti, kada šitie mikroorganizmai tampa pavojingesni, nes sveikas akies paviršius turi savybę apsisaugoti nuo visų šitų mikroorganizmų ir keratito sukėlimo, tačiau jeigu yra nuolatinė hipoksija, deguonies trūkumas, jeigu lęšis yra apsinešęs, jeigu lęšio kraštai netvarkingi, jeigu lęšis neteisingai parengtas ir nuolat juda per daug akies paviršiumi, akies paviršius gali patirti mechaninę traumą ir tada toj vietoj, kur yra padidėjęs pažeidimas, gali mikroorganizmai prisikabinti ir sukelti uždegimą. Bendrai paėmus, visi šitie faktoriai, kuriuos jau aptarėm, pirmiausia sukelia kontaktinio lęšio nešiotojų diskomfortą. Tai reiškia, kad lęšis nebėra patogus, šiek tiek skauda, jaučiasi akies džiuvimas ir taip toliau. Žmogus nesijaučia gerai su kontaktiniu lęšiu ir tai jau mums yra signalas, kad kažkas tame nešiojime yra negerai. Ar tai atsirado kažkokios komplikacijos, ar lęšis blogai parinktas, ar kažkokia jau liga. Taip pat kitas signalas yra pablogėjęs matymas. Jeigu su lęšiu anksčiau žmogus matė gerai, o dabar blogai, tai jau yra labai rimtas signalas, kad galėjo prasidėti rimtas uždegimas ar keratitas ir dėl to reikia mikliai lęšį nuimti nuo akies. Jeigu gauname uždegimą akies paviršiuje, gali būti infekciniai ir neinfekciniai. Neinfekciniai uždegimai dažniausiai pasireiškia tik tai raudonumu, ašarojimu, gali būti periferiniai ragenos infiltratukai, net dažytis fluoresceinu, tačiau matymas dar išlieka neblogas. Ant lęšio galim stebėti apnašas, taip pat matymas pablogėjęs. Jeigu tai yra infekcinis susirgimas sukeltas bakterijų ar virusų keratitas, tada visi šitie simptomai yra daug ryškesni, akis labai raudona, labai ašaroja, labai skauda, ragenoje atsiranda opa arba infiltratas, matymas pablogėja labai stipriai. Taigi uždegimus galim skirstyti į lengvus ir sunkius, ūmius ir lėtinius ir taip pat stiprus. Jeigu yra rimtas uždegimas, mes jau turime mikliai spręsti žmogaus problemą. Nes jeigu tų problemų neišspręsim, blogiausiu atveju žmogus praras regėjimą, o geriausiu atveju tiesiog nustos nešioti kontaktinius lęšius. Pirmiausia, mums reikia apklausti pacientą, su kuo susijęs diskomfortas ar matymo pablogėjimas, kada tai atsirado, ką jisai darė tuo metu, ko ėmėsi, kad tą diskomfortą sumažinti, ar kokius lęšius naudojo ar ne, ar pakeitė lęšius, kiek lęšiai jau naudojami, kokį tirpalą naudoja, ar senai keitė konteinerį. Žodžiu, turim kuo daugiau įsiklausinėti, kad galėtume numanyti priežastį, kas sukėlė akies raudonumą. Pirmas darbas, ką turim padaryti, pamatę tokį pacientą su raudona akim, tai pirmiausia liepti jam nusimti kontaktinį lęšį iš akies. Nesvarbu,
kokia liga ar priežastis čia jam atsitiko, bet pirmas veiksmas, kurį turite padaryti ir kurį net ir telefonu konsultuodami tokį pacientą turite padaryti, kad pirmiausia reikia kontaktinį lęšį iš akies išimti ir palašinti pradžią dirbtiniu ašaru ir stebėti. Jeigu simptomai neišnyksta, reikia kreiptis pas daktarą kuo greičiau, kad jisai nustatytų, ar nėra infekcinio pažeidimo. Taip pat, kai apmokome naujokos pacientus, ar kitą kartą sveika priminti ir jau senam pacientui, kuris senai nešioja kontaktinius lęšius, bet kokiu atveju, kai akis parausta, blogai mato ir skauda, pirmas darbas yra kontaktinį lęšį išimti iš tos akies ir tada jau galvoti, kaip rasti gydytoją, dirbantį ir ką toliau daryti, bet ne toliau nešioti kontaktinį lęšį ir laukti kelias dienas, kol prieis eilė pas daktarą. Taigi, nustatę raudoną akį, mes turime ištirti, kokie yra požymiai papildomi, kokie yra simptomai. Simptomai tai reiškia pačio žmogaus kokie nusiskundimai, kada visas tas prasidėjo reikalas, ar jisai kartojasi, ar tik pirmą kartą taip iškilo, koks intensyvumas, ar labai reiškiniai išreikšti, ar ne, ir kiek viskas trunka. Ir ką tada darom pacientui? Tai pirmiausia, ką gali optometristas. Daktarai turi daugiau, kaip sakyti, priemonių šitoms problemoms spręsti, bet optometristas gali pirmiausia nutraukti kontaktinių lęšių nešiojimą. Jeigu pažeidimas nestiprus, akis nedaug raudona, galima pabandyti panešioti kitą kontaktinį lęšį, pavyzdžiui, vietoj mėnesinių kontaktinių lęšių, pakeisti į vienadienius kontaktinius lęšius. Gal pacientas pernešioja lęšius, nešioja per daug valandų, tarkim, hidrogelinį lęšį, tada keisti į silikoną. Galbūt žmogus netoleruoja tam tikro tirpalo skirto kontaktiniam lęšiam prižiūrėti. Ir būtinai pacientą pačiam stebėti ar liepti pacientui pačiam save stebėti ir spręsti, ar nuėmus kontaktinį lęšį, ar pakeitus kontaktinį lęšį situacija pagerėja, o jeigu staigiai blogėja, tada nedelsiant kreiptis pas daktarą, jis jau turėtų išspręsti kokio sunkumo problemą. Jeigu yra deguonies trūkumas, mes jau pirmo paskaitoje aptarėm, kad tada paburksta ragena. Miegojimas su kontaktiniu lęšiu irgi padidina riziką mikrobinio keratito, ypač jeigu miega su hidrogeliniais kontaktiniais lęšiais. Jau pirmoje paskaitoje aptarėm, kad miegoti galima tik su silikoniniais kontaktiniais lęšiais ir tai ne su visais, o su tais, kuriais leista pagal FDA saugiai miegoti naktį. Jeigu nuolat trūksta deguonies, irgi atsiranda strijos. Strijos yra ragenoje, rodo ragenos paburkimą dėl hipoksijos, kad trūksta deguonies. Čia gal jums sunkiai matosi, irgi ragenos raukšlės, irgi rodo ragenos paburkimą dėl deguonies trūkumo, reikia duoti silikoninius lęšius. Vaskularizacija, ilgalaikė komplikacija, irgi atsiranda nešiojant kontaktinius lęšius su mažai praleidžiančius deguonies. Naujos kraujagyslės įauga į rageną, tai irgi sprendimas pakeisti į kontaktinius lęšius, kurie praleidžia daugiau deguonies. Kas dar gali sukelti raudoną akį? Alergija. Alergija visada niežti. Toks yra simptomas. Taip pat toksinai. Pavyzdžiui, bakterijoje, ne? Gali būti, kad tokia situacija, kad žmogus labai taupus ir konteineryje nuolat nepakeičia kas naktį tirpalą, o tik tai pripilinėja naujo, palieka seną ir šiek tiek pripila naujo. Multifunkcinis tirpalas bakterijas užmuša, tačiau žuvusių bakterijų toksinai lieka ir lęšį nuolat merkiant į tokį tirpalą, ant lęšio paviršiaus prisirenka daug toksinų, nors gyvų bakterijų jau nėra. Ir jeigu žmogus ilgą dienos laiką, tarkim 12-14 valandų būna su tokiais kontaktiniais lęšiais, dėl toksinų poveikio ragenai ir akis paviršiuje akis gali parausti. Lygiai taip pat akis gali parausti dėl toksinų ir, tarkim, permiegojus su kontaktiniu lęšiu. Tokiu atveju reiktų keisti kontaktinio lęšio priežiūros režimus.
Akis gali parausti ir dėl mechaninio nubrozdinimo arba erozijos, tarkim, ar lęšio kraštas nuplyšęs, ar tarkim nagučių užkabino besidėdami kontaktiniai lęšiai, ar koks nors svetimkūnis pateko tarp lęšio ir ragenos. Sekančios priežastys raudonumo gali būti paprastos junginės infekcijos. Žmogaus nėra sterilus, jis nuolat rankomis liečia akies paviršių ir tiesiog, kaip ir tie žmonės, kurie nenešioja kontaktinių lęšių, nešiotojai irgi gali užsikrėsti junginės bakterijomis, tai gauti konjunktivitą, kaip ir visi kiti žmonės. Ypač jeigu susirga sloga ar gerklės uždegimu, konjunktivitas gali atsirasti dėl tos pačios bakterijos sukėlusios peršalimą. Ragenos infekcijos jau mes aptarėm, pagrindiniai rizikos faktoriai yra mažas deguonies pralaidumas kontaktinių lęšių, ragenos paburkimas dėl to atsiranda, taip pat mechaninis poveikis ragenos paviršiui. Ir aišku, rizikos faktorius yra miegojimas su kontaktiniais lęšiais ir higienos stoka. Tada atsiranda ragenos uždegimas, keratitas, kurio pasekmės gali būti liūdnos. Ragenos keratitą turėtų jau gydyti daktaras ir paprastai gydymui skiriami antibiotikai. Kartais būna lengvesni keratitai nebakteriniai, jie nesukelti bakterijų, bet sukelti toksinų arba imuninio atsako. Irgi gali būti infiltratukai ragenos paviršių, bet dažniausiai jie būna ne centre, o ragenos periferijoje. Ir jie dažniausiai išnyksta per dieną, nuėmus kontaktinius lęšius nuo akies. Dar kartą apie alergiją, kai būna alergija, akis būna labai švelniai paraudusi, pagrindinis simptomas niežėjimas, junginės būna tokios vandeningosios, lyg tai raukšlės atsiranda. Alergija gali būti ūmi ir lėtinė, ūmi alergija, kai tarkim kažkokiam alergenui, o lėtinė alergija, kai alergenas veikia nuolat. Kita komplikacija, kurią jau šiek tiek aptariau, tai yra kontaktinių lęšių sukelta raudona akis arba contact lens induced acute red eye, arba angliškai trumpinimas yra clear, ir jinai susijusi su miegojimu su kontaktiniais lęšiais. Jau šiek tiek aptarėm, kad dėl bakterijų toksinų susikaupusių tarp lęšio ir ragenos iš ryto atsikėlus po miego su kontaktiniu lęšiu akis būna tokia gana stipriai užraudusi, nors ragenoje filtrato mes ir nestebime. Tai priemonė yra tokia, arba reiktų pacientui stipriai peržiūrėti higienos režimą, ar jis tikrai viską daro taip, kaip liepiame. O antras dalykas, tada kurį laiką labai vengti kontaktinių lęšių miegojimo metu. Geriausiai naudoti peroksidinį kontaktinių lęšių tirpalą valymui, kuris stipriausiai išvalo. Toliau mechaniniai nubrozdinimai. Tai čia matot kontaktinis lęšis, gali būti mechaniškai judėdamas kontaktinis lęšis, tokiu kraštu dirgina nuolat paviršių. Nieko įdomaus, reikia tiesiog pakeisti, pažiūrėti su plyšinė lempa, ar tie kraštai nepažeisti ir ar nėra svetimkūnio tarp ragenos ir kontaktinių lęšių. Čia jau kaip aptarėm junginės infekcijos arba konjunktivitai. Jeigu bakterinis konjunktivitas iš akies yra pūlingų traiškanų, o jeigu virusai vandeningos įskris. Dažniausiai žmogus tada turi tam tikrą ir peršalimo sindromą. Ragenos infekcijos pačios pavojingiausios, jos būna gana retai, tačiau kai būna, tai būna labai rimtos, nes gresia apakimu. Kaip jau minėjau, kai kurie ragenos pažeidimai būna tik tai imuniniai, jie nėra bakteriniai ar virusiniai. Ir čia, jeigu jums pavyks įžiūrėti, čia yra tokie balti susikaupę infiltratukai, čia yra imuninės ląstelės, kurios prasiskverbia iš limbo kraujagyslių ir kaupiasi ragenoj ir sukelia dažniausiai arba hipoksiją, arba miegojimą su kontaktiniais lęšiais, arba žuvusių bakterijų toksinai. Kitas yra sutrikimas gana dažnas anksčiau buvęs nuo silikoninių hidrogelinių lęšių, kai jie tik atsirado, paskui jau pasikeitus dizainam jie išnyko. Taip vadinamas viršutinis epitelio lankinis defektas, superior epithelial arcuate lesion.
seal vadinami, ir jie atsirasdavo viršutinėje dalyje ties limbu, kur viršutinis vokas gana stipriai spausdavo kontaktinio lęšio paviršių limbo srityje. Atsirasdavo fluoresceinų, buvo galima stebėti dažymąsi šitoje vietoje. Manoma, kad dėl mechaninio poveikio, dėl toksinės reakcijos, bet pasikeitus silikonų lęšių dizainui šita komplikacija praktiškai išnyko, jos nebelabai stebim. Lęšių išdžiūvimas arba dehidratacija dažniausiai įvyksta apatinėje ragenos dalyje. Dažnai nutinka tiem kompiuteristam, kurie retai mirksi. Ir kadangi retai mirksi, šitas lęšis padžiūsta, pasikeičia jo paviršius, šiek tiek dehidruojasi, keičiasi jo forma. Pasikeitus formai gali atsirasti tam tikri paraudimai apatinėje ragenos dalyje. Apie SEALS jau pašnekėjom, dar kartą čia gal geriau matosi, čia yra limbas, čia nudažyta fluoresceinu ir čia matot toks kaip pažeidimas dažosi fluoresceinu. Čia yra ragenos epitelio defektas, atsiradęs dėl mechaninio kontaktinio lęšio spaudimo. Ragenos erozijos. Erozija tai yra paviršinis epitelio defektas. Dažniausiai atsiranda dėl mechaninio pažeidimo. Nusidažęs fluoresceinu jis labai gerai matosi, užgyja gana greitai. Toksinė reakcija dėl netinkamų valymo priemonių, taškinis ragenos dažymas, junginės paraudimas. Dažnai galima pamatyti, jeigu žmonės padaro klaidų su peroksidiniu tirpalu. Jie neišlaiko peroksidinio tirpalo pagal instrukciją 6 valandų tam tikrame konteineryje, arba paima vietoj specialaus peroksidinio tirpalo konteinerio, paima paprastą. Ir tada peroksidas nebūna suskilęs į vandenį ir deguonį, lieka peroksido ant lęšio ir tada gaunamas toksai cheminis pažeidimas. Junginės paraudimas dar gali atsirasti irgi dėl blogo lęšio krašto, dėl įgnybimo ar nuplyšimo ar nudžiūvimo. Taip pat svarbu, kad esant per ankštam lęšiui, kai lęšis per daug prisiploja, prisisiurbia prie akies paviršiaus, taip pat gali atsirasti junginės pažeidimas. Tada nuėmus kontaktinį lęšį mes junginėje matome tokį įspaudą likusį junginės paviršiui. Voko kraštas viena iš komplikacijų. Ar voko krašto uždegimas vadinamas blefaritu. Ir dar gali būti meibomų liaukų. Meibomų liaukos va čia sunku išžiūrėti, bet čia atsidaro tokie taškiukai. Meibomų liaukos gamina riebalinį sekretą, kuris turėtų sudrėkinti akies paviršių. Tarkim, esant tam tikriems tirpalams ar sausai akiai sutrinka voko krašto fiziologija, ar tarkim dėl netinkamos mitybos trūksta omega-3 rūgščių maiste, tada irgi riebalas būna tirštas, neišsiskiriant akies paviršiaus, tada akis džiūsta, voko krašto uždegimas ir taip toliau užsiveda visą kaskadą. Taip pat blefaritą arba voko krašto uždegimą gali sukelti bakterijos, tos pačios, kur sukelia konjunktyvitą, gali atsirasti voko krašto paraudimas, miežiai šalti ir karšti gali. Mums problema su kontaktiniais lęšiais, kad esant tokiems pažeidimams, kontaktinio lęšio nešiojimas tampa šiek tiek komplikuotas, tai lęšį reikia arba labai gerai prižiūrėti, papildomai valyti, arba tiesiog atsisakyti tuo metu kontaktinių lęšių nešiojimo. Meibomų liaukų disfunkcija atsiranda tada, kai riebalas, kurį turi jos išskirti, tampa per kietas ir lydosi aukštesniai temperatūrai, ir tada nepakankamai riebalų išskiriam ant akies paviršiaus ir gauname sausos akies sindromą. Viena iš sausos akies sindromo priežasčių gali būti meibomų liaukų disfunkcija, dabar labai plačiai. Apie tai šnekama, šita teorija yra dabar madinga, sausos akies sindromo visoje fiziologijoje. Gydymas yra gerti žuvų taukus.
Kontaktinių lęšių sukeltas papilokonjunktivitas arba kitaip vadinamas giganto papilokonjunktivitas atsiranda pakitimai viršutinėme voke junginyje. Pirminiai požymiai žmogus jaučia, kad diskomfortiški tapo lęšiai, kuriuos anksčiau pirkdavo ir nešiodavo daugybę metų. Jie tampa labiau judantys ant akies, judresni. Ir šitoje skaidrėje matote, išvertus viršutinį voką, matome tokias gigantinės papilas. Vietoj lygios junginės matome tokias. Čia jau labai hipertrofuotos tos papilos, gali būti ir mažesnių, tik tai palei patį viršutinio voko junginės skliautą. Galime pamatyti tik plyšinę lempą, dėl to optometristai irgi turėtų naudoti plyšinę lempą. Ir šiek tiek teorijos apie giganto papilokonjunktivitą, nes jis atsiranda tiem nešiotojim, kurie turi didelį stažą. Tai bet koks net geriausias kontaktinis lęšis ar akių protezas uždėtas ant akis yra akiai svetimkūnis ir akis šiek tiek duoda imuninį atsaką į tą svetimkūnį akies paviršiuje. Daugumai pacientų tas svetimkūnis nesukelia jokių pasiekmių, tačiau yra pacientai, kurie yra jautresni, greičiausiai genetiškai jie labiau yra pažeidžiami alergijos požiūriu ir gali atsirasti ilgainiui nešiojant kontaktinius lęšius, pradžioje niežėjimas, po to gleivingos balkšvos išskyros iš akies, junginės paraudimas ir papilos viršutinio voko junginėje. Giganto papilokonjunktivitas yra alerginė mišri greito tipo ir 4 tipo reakcija. Ir ypač mėgsta atsirasti, jeigu daug apnašų ant kontaktinių lęšių. Gali būti reakcija į tam tikros rūšies kontaktinius lęšius tirpalus ir dėl mechaninės trinties, kai lęšis yra per laisvas, per daug juda ant akies paviršiaus. Giganto papilokonjunktivitas yra susijęs su visų tipų kontaktiniais lęšiais, tiek su kietais, tiek hidrogeliniais, tiek silikoniniais hidrogeliniais, tiek su prostetiniais kontaktiniais lęšiais, taip pat jeigu yra po operacijos likusių siūlių, akies paviršiuje irgi gali sukelti voke giganto papilokonjunktivitą. Čia šitoje skaidrėje matote tuos išvešėjusias papilas. Dėl to voko paviršius tampa nelygus ir kai toks vokas juda lęšio paviršiumi, ant ragenos, kaip švitrinis popierius, tampo paskui save kontaktiniai lęšiai, žmogui atrodo, kad kontaktinis lęšis yra nepatogus, pasidarė per daug judrus, kai kurie pacientai net skundžiasi, kad lęšiai labai dažnai pasitaiko brokuoti. Tai kai senas jūsų pacientas sako, kad lęšiai anksčiau nešioti, dabar dažnai pasitaiko brokuoti, tai galiu lažintis 99%, kad tai bus giganto papilokonjunktivitas. Kaip galime sutvarkyti tą giganto papilokonjunktivitą, jeigu jis jau nutiko, tai pirmiausia reikia dažniau kontaktinius lęšius keisti ir geriausiai būtų kad bent jau kokį pusmetį pacientas nešiotų vienadienius kontaktinius lęšius. Jeigu nesutinka ir nori nešioti mėnesinius, tada valyti tik tai peroksidu, nes peroksidas suskyla per 6 valandas į vandenį ir deguonį, nėra chemikalų. Ir kontaktiniai lęšiai nešioti per dieną, kiek tai galime trumpiau. Ne 12-14 valandų per dieną, o 6-8, kol darbe, o namie keisti į akinius. Kaip aš sakau, visada kontaktinių lęšių nešiotojų istorija yra po viršutiniu voko junginyje. Čia irgi šitoje skaidrėje matot giganto papilokonjunktivitas. Čia jau labai išreikštas, dažniausiai stebimi daug mažesni tie pakitimai. Ir kaip jau minėjau, priežastis nėra visiškai aiški, bet kaltinamas ir alerginis mechanizmas, ir mechaninis poveikis, ypač silikoniniam lęšiam, kurie per laisvai parengti ir daug juda. Pirmieji požymiai, kuriuos niekas nekreipia dėmesio, yra gleivingos išskyros vidinėme akies kampe ir niežulys akies išsiėmus kontaktinį lęšį. Šitos išskyros yra gleivingos ir balkšvos, nes jeigu būtų bakterinis konjunktivitas arba keratitas, tai išskyros būtų tokios žalsvos gelsvos.
Šitas išskiras gleivingas išskiria taurinės junginės ląstelės ir ašarų liaukutės. Jeigu pacientas toliau kaip nešioja, taip ir nešioja kontaktinius lęšius, situacija gali pablogėti ir gali žmogus skųstis, kad po kelių valandų nešiojimo matymas pablogėja, atsiranda daugiau sekretų, kaip jau minėjom, kontaktinis lęšis daugiau juda. Gali žmogus skųstis, kad kontaktinis lęšis greičiau apsineša gleivėmis. Pažengusiose stadijose jau atsiranda svetimkūnio jausmas su kontaktiniu lęšiu ir žmogus galvoja, kad tas lęšis yra blogas. Tačiau išvertę viršutinį voką randame gigantinės papilas. Kontaktinis lęšis net gali palysti po viršutiniu voku, gali pasislėpti. Bet kaip čia matot, kontaktinis lęšis, jo kraštas jau yra ne ant skleros, o jau prasislinkęs per limbą ir ant ragenos periferijos. Objektyviai galime matyti, kad lęšis yra toks pilkšvas ir ant jo yra gleivinių apnašų. Ir aišku, reikia žiūrėti su plyšinė lempa ir stebime, išvertę viršutinį voką, stebime junginės paraudimą ir papilinę hipertrofiją. Jeigu yra tas uždegimas nedidelis, papilos gali būti mažos. Jeigu uždegimas senas, nesutvarkytas, papilos tampa didelės, net ir gali išopėti ir dažytis fluorescėjimą. Gydymas, tai paciento apmokymas, kaip valyti kontaktinį lęšį. Reikia išėmus iš akies patrinti kontaktinį lęšį, nuskalauti priežiūros tirpalu. Geriausiai merkti į peroksidinį tirpalą nakčiai. Kontaktiniai lęšiai tinkamiausi vienadieniai. Ir aišku, jau čia turėtų prisijungti ir daktaras ir skiriam dažniausiai prieš alerginius lašus lekroliną, o jeigu reikia ir lašus su deksametazonu, kurie slopina uždegimą. Reikia nepamiršti paciento pamokinti dar kartą apie higieną, kad lęšius patrinti, kiekvieną kartą merkti į naują tirpalą, konteinerį laikyti sausą, o kietus kontaktinius lęšius reiktų valyti reguliariai su fermentinėmis tabletėmis. Kaip jau minėjau, kai kada pacientam atsiranda alerginė reakcija, tai vadinama 4 tipo vėlyvoji hiperjautrumo reakcija į multifunkcinius tirpalus, kuriuose yra sudėtyje daug chemikalų, mes jau tai aptarėme paskaitoje apie priežiūros priemonės. Dėl to geriausiai esant komplikacijom rinktis peroksidinį tirpalą. Nenešioti kontaktinių lęšių ištisiniu režimu, išsiimti būtinai nakčiai. Jei papilų viršūnės dažosi fluorescentiniu išopėję, reiktų visai atsisakyti kontaktinių lęšių. Jeigu išskirių gleivingų labai daug, jeigu labai ryškus uždegimas, irgi kurį laiką nenešiot kontaktinių lęšių, dažniausiai užtenka 3-4 savaičių, bet tuo metu reikia gydyti ir vaistais. Po to jau, kai uždegimas aprimsta, papilos nedisidažo, junginė neberaudona, išskyros sumažėja, galima vėl bandyti nešiot kontaktinius lęšius. Pradžiai geriausia su ploniausiais kontaktiniais lęšiais vienadieniai ir dar vienadienių privalumas, kad nereikia priežiūros tirpalų. Ir vėl sugrįžus prie kontaktinių lęšių reiktų patarti, kad nešioti kuo trumpiau per dieną, o savaitgaliais stengtis nenešioti. Dar tinka šalti kompresai dėti ant akies, dirbtinės ašaros, o sudėtingais atvejais ciklosporino lašai. Kaip sako mokslo duomenys, apie 80% pacientų gali grįžti prie sėkmingų kontaktinių lęšių nešiojimo, jeigu teisingai viską pacientui sutvarkome ir gydome tinkamai ir pakankamai ilgai. Bet reikia žinoti, kad tas uždegimas gali atsinaujinti. Reikia pacientą pamokinti, kokie būna simptomai ir kad reiktų kreiptis pas gydytoją. Ir aišku, reikia vykdyti profilaktiką, tinkamai nešioti kontaktinius lęšius ir tinkamai juos prižiūrėti. Ir dar kartą apie klėją ir kontaktinių lęšių sukeltą raudoną akį. Dažniau pasireiškia pacientam nešiojantis kontaktinius lęšius naktiniu režimu, miegantiems su kontaktiniais lęšiais, o taip pat kurie papildomai turi akių sausumą, vokų ir akių alergiją.
atsiranda dėl bakterijų toksinų. Simptomai skausmas, diskomfortas, akies paraudimas, niežulys, jautrumas šviesai, ašarojimai. Gali pasireikšti tik vienoje akyje, bet gali ir abiejose. Tai yra neužkrečiama. Pagrindinė priemonė, ką reikia daryti, tai išimti kontaktinius lęšius, kurį laiką nenešioti. Jeigu simptomai ryškus, reikia lašinti prieš uždegiminius lašus. Galima grįžti prie kontaktinių lęšių tik tada, kai simptomai visai išnyksta. Ir šiek tiek apie baisiausią komplikaciją, mikrobinį keratitą. Mikrobinio keratito pagrindiniai požymiai yra ryškus skausmas, svetimkūnių jausmas, ryškus akies paraudimas, šviesos baimė arba fotofobija. Žiūrint plyšinę lempą tokią akį matome ragenos infiltratą, išopėjimą, paburkimą. Gali atsirasti pūlių priekinėje kameroje, tokia matoma balta juostelė. Ir aišku, dėl ko tai atsiranda, tai dėl blogos priežiūros, miegojimo su kontaktiniais lęšiais, nešvaros, maudymosi su kontaktiniais lęšiais ir po to jų neišdezinfekavimo. Ir kaip jau minėjau, pirmas darbas nuimti kontaktinį lęšį, o paskui jau galvoti, pas ką čia kreiptis ir kuo gydyti. Pseudomono aeruginoza dažniausiai sukėlėjas yra bakterinio keratito susijęs su kontaktiniu lęšių nešiojimu. Ir ši bakterija yra agresyvi, sukelia greitą uždegimą, sunkų pūlinį, opa atsiranda centre, gana gili, eiga greita, gali būti žaibiška, per kelias valandas pablogėti matymas, užima didelį ragenos plotą, atsiranda uždegiminių ląstelių priekinėje kameroje. Tokį ligonį dažniausiai hospitalizuoja, tai reiškia guldo į ligoninę. Delsimas su tokia akim gali būti pražūtingas, gali ragena opos vietoje net ir prakiurti. Gydymas sunkus ir ilgas, kaip minėjau, dažniausiai vyksta ligoninė ir skiriami įvairius antibiotikai tiek į akį, tiek į veną. Išsigydžius keratitą dažniausiai lieka randas ragenoje. Grybeliniai keratitai jie netokie ūmus, bet labai sunkiai gydomi. Dažniausiai rizikos faktoriai yra ragenos trauma, persirgtas keratitas virusinis, kai prie jo papildomai prilimpa grybelinė infekcija, ilgalaikis kontaktinių lęšių nešiojimas. Ir oftalmologinėje praktikoje su kontaktiniais lęšiais dažniau susiję aspergillus arba fusarium solane grybeliai ir Candida albicans grybeliai. Uždegimas irgi būna toks lėtesnės eigos, netoks žaibiškas kaip tarkim prie pseudomonos, tačiau grybelinis keratitas labai sunkiai gydosi, labai lėta eiga ir prognozė irgi yra nepalanki, nes tas keratitas gali atsinaujinti. Gali irgi ragena prieiti iki perforavimo arba prakiurimo. Bet pati baisiausia infekcija iš visų šitų yra amebos ar sukeltas keratitas arba akantameba pirmuonio sukeltas keratitas. Ameba gyvena vandenyje, šiltame vandenyje. Dažniausiai žmonės užsikrečia tada, kai kontaktinius lęšius plauna vandeniu iš krano. Ameba gali egzistuoti dviejų formų, tai aktyvios trofozoinės formos ir cistinės formos, miegančios. Kai ameba pavirsta į cistą, cista tampa labai atspari visokiam aplinkos faktoriam, tiek temperatūriniam, tiek cheminiam, ir ne visi dezinfektantai ją sunaikina. Kaip jau sakiau, pagrindinė priežastis yra maudymasis vandenyje, ar tai baseine, ar ežere, ar naudojimas lęšio plovimui krano vandens. Aišku, jeigu yra kokia mikrotrauma ar neteisingas nešiojimas, pavyzdžiui, kaip vienadienius lęšius nešioja mėnesį, tai ši infekcija lengviau prisimeta. Pradžioje šitą infekciją dažniausiai ir pačių daktarų būna supainiojama su grybeliniu arba virusiniu keratitu ir tik ligos eigoje išryškėja būdingi vien tik tai amebai pakitimai.
Vystantis keratitui dėl amebos atsiranda neryškus matymas ir skausmas. Skausmas paprastai būna didelis, net neproporcingas akies pažeidimo laipsniui. Pavyzdžiui, akis nedaug paraudusi, bet skausmas yra nepakeliamas. Akis paraudusi, sekreto nėra, pūlių iš akies nėra, o ragenoje pradžioje stebim tokius švelnius subepitelinius paviršinius infiltratus, vėliau jie didėja ir susilieja į žiedą. Diagnozei patvirtinti dažniausiai reikia atlikti ragenos biopsiją. Ir kai patvirtinama laboratoriniais tyrimais, kai tai yra ameba, pradedamas gydymas. Gydymas yra labai sudėtingas ir ilgai trunkantis, mėnesiais, net ir metais. Visada su amebos gydymo yra blogai, nes kai atrodo, kad viską pagydai, po kiek laiko iš likusių ragenos stromoje cistų atsiranda vėl aktyvios amebos, kurios vėl sukelia naują uždegimą. Kai kurie amebiniai keratitai baigėsi pačios akies pašalinimu. Toliau apie šiek tiek lengvesnį herpetinį keratitą. Tai herpes infekcija turi dažnas žmogus. Ant lūpos dažniausiai turi žmonės herpes infekciją, bet gali herpes infekcija būti ir akies paviršiuje. Gali būti vokų, veido odos, toks puslelinis bėrimas. Taip pat gali vien tik ragenos būti keratitas. Dažniausiai keratitas būna šakelės formos arba disko formos, tada vadinamas metaherpetinis keratitas. Atsiranda šviesos baimė, ragenos jautrumas sumažės, tarkim, galima liesti rageną, jinai nejautri, nes pažeisti rageną inervuojantys nervai. Atsiranda šviesos baimė, vokų spazmas. Diagnozė dažniausiai nustatoma pagal būdingą to keratito atrodymą, pagal formą. Taip pat galima atlikti kraujo tyrimus, nustatyti herpes infekciją. Gydymas yra prieš herpetiniais vaistais. Prasirgus ūmiu herpetiniu keratitu gali likti lėtinis herpetinis keratitas ir jam būdinga pasikartojanti eiga. Tai nutinka dažniausiai jauniems ligoniams, kartojasi bėrimai veido odoje, lūpose ir akies paviršiuje stebim nuolat atsinaujantys epitelio defektai. Žmogui labai sunku, skauda, šviesos bijo. Dažnai dedam kontaktinį lęšį kaip gydomai, bet čia jau turi atlikti patyręs daktaras. Kontaktiniai lęšiai ir kosmetika. 70% nešiotojų kontaktinių lęšių yra moterys, jos dažniausiai prie kontaktinių lęšių dar naudoja ir kosmetiką. Dažna kosmetika yra aliejuje ištirpinti dažai, pigmentai, vaškai. Dėl to ant silikoninių kontaktinių lęšių kosmetika labai gerai atsideda. Kai kada net vokų junginėse, atvertus vokų junginė ir pažiūrėjus su plyšinė lempa, matosi junginėse kaip tatuiruotės, jau įaugę dažų dalelės. Tokiu atveju reikia moteriai patarti nesidažyti taip arti blakstienų šaknų, šiek tiek toliau nuo voko krašto, kad tų dažų dienos eigoje nepatektų akies paviršių, nes gali veikti toksiškai akies paviršių. Sausumas yra kita su kontaktiniais lęšiais susijusi komplikacija, nes kontaktinis lęšis pats savyje turi nemažai vandens, tai jeigu pacientas jau bendrai yra su polinkiu į sausą akį, tai uždėjus kontaktinį lęšį, sausos akies sindromas dar yra pabloginimas, nes lęšis nuo akies paviršiaus susiurbia dalį vandens ir tada akis turi daugiau gaminti ašarų. Esant labai sausai akiai nukenčia junginės paviršius ir būna dažymas, atsiranda tokios mikro erozijos, dažosi fluoresceinu. Priežastys irgi gali pati medžiaga, iš ko pagaminti kontaktiniai lęšiai, taip pat apnašos arba depozitai ant lęšio paviršiaus gali pabloginti situaciją. Blogas lęšio sėdėjimas ant akies irgi dar pabloginti situaciją. Kaip jau sakiau, pati medžiaga, jeigu, tarkim, kontaktinio lęšio paviršius, tarkim, silikoninio turi tų vadinamų
siloksano junginių ir blogai drėkinamas, tada toks lęšis gali sukelti diskomfortą, prastą matymą, apnašų padaugėjimą. Šitoje skaidrėje matote apnašas ant kontaktinio lęšio paviršiaus, jau kaip minėjom, gali būti baltymų, riebalų. Apnašas pablogina paviršiaus drėgnumą ir gali sukelti tam tikras komplikacijas. Arba tiesiog nepatogumą nešiojant kontaktinius lęšius. Šitoje skaidrėje dar kartą matom pažeistą lęšio kraštą, tai čia jau nieko nepadarys, reikia tiesiog naują lęšį įsidėti. Per ankštas kontaktinis lęšis, kai bazinė kreivė yra per maža, tada lęšis tiesiog prisisiurbia prie akies paviršiaus, jisai stovi ant lęšio gerai, tačiau jeigu akis mirksi, lęšis visiškai nejuda, darant push-up testą, kai spaudžiame su pirštų ir lęšį norime šiek tiek pastumti, lęšis nepasistumia. Ir jeigu su tokiu lęšiu žmogus išbus 14 valandų, tai vakare akis bus raudona. Jeigu lęšis yra per laisvas ir nuolat juda per limbą, akis irgi gali užrausti tiesiog dėl mechaninio trinties poveikio nuolat lęšio kraštui judant nuo skleros ant ragenos paviršiaus. Dažniausiai būna tada, kai akis didelė, ragena didelė, o lęšio diametras mažas, arba tada, kai bazinė kreivė parengta per didelė. Dar kokios gali būti tokios netipinės komplikacijos, kai žmogus blogai mato su kontaktiniais lęšiais, tai pirma priežastis gali būti netikslios dioptrijos, arba jos per didelės, arba per mažos, arba trūksta cilindrų. Kartais žmonės su skirtingom akim sumaišo kontaktinius lęšius ir tada viena akis mato gerai, o kita blogai. Blogas matymas gali būti per ankštą arba per laisvo lęšio parinkimo. Jeigu lęšis per ankštas matymas bus blogas, o su per laisvu bus tarp mirksnių geras, o su mirksėjus blogas. Apsinešęs kontaktinis lęšis dėl neskaidrumo gali duoti blogesnį matymą. Išviršęs kontaktinis lęšis gali duoti blogesnį matymą. Diskomfortas tik įsidėjus kontaktinį lęšį gali būti dėl pakenkto kontaktinio lęšio krašto, dėl jo užteršimo, dėl blogo išvalymo, taip pat jeigu žmogus išvirkščiai įsidėjo. Jeigu diskomfortas atsiranda vėliau, po kelių valandų, tai gali būti, kad lęšis nudžiūvęs, gali atsirasti apnašų arba kažkokių chemikalų patenka ant lęšio paviršiaus. Ir dar kartelį, pagrindinė taisyklė, ką reikia atsiminti ir pacientui pasakyti, kad akys būtų sveikos ir kontaktinius lęšius būtų saugu nešioti, tai akys turi atrodyti gerai, reiškia būti neparaudusios, akys turi jaustis gerai, tai reiškia neskaudėti, neturi būti jokios šviesos baimės, jokio diskomforto jausmo ir matymas su kontaktiniais lęšiais turi būti gerai. Jeigu visi šie 3 punktai yra išpildyti, tada reiškia, kad žmogus gali saugiai ir smagiai nešioti kontaktinius lęšius. Tai tiek šį kartą apie komplikacijas. Viso gero.